Sveiki, sulaukę spalio. Rugsėjį vairavome blogai ir kažkaip pagalvojau, gal galėtumėte taip vairuoti, kad nebūtų ką rodyti, tačiau taip nebūna. Pora Sambika, pora žodžių mūsų televizijai. Girtos įžymybės kabutėse lūžta tiesiog gatvėje. Policininkas ir po darbo yra policininkas gaudantis girtus vairuotojus. Girtas Mazdos ekipažas siautė ne 2 mokyklų kieme, taip pat laidoje atgims rubrika Nusikaltimas ir bausmė. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Tau dabar stiprybės reikės. Savaitės skaičiai. Apie tai Klaipėdos kelių policijos komisaras inspektorius Virgaudas Bružas. Kelių policijos biuro pareigūnai užregistravo 18 eismo įvykių, jų metu 6 eismo dalyviai buvo sužaloti, išaiškinta 655 kelių eismo taisyklių pažeidėjai, 10 vairuotojų transporto priemonės vairavo neblaivus. Vieną drėgną sekmadienio popietę Klaipėdos rajone kelyje už Venskų kaimo, jeigu važiuojant nuo Kintų, nuo kelio nuskriejo ir į medį sudužo švediškas automobilis Volvo S80. Po avarijos į ligoninę buvo išvežtas Volvo vairuotojas, o per avariją nenukentėjęs keleivis papasakojo, jog jiems bevažiuojant nuo kalno lengvame posūkyje visas kortas sumaišė priešingoje eismo juostoje važiavęs automobilis, kuris tai darė apsižergęs liniją, tai yra važiavo kelio viduriu. Linojo ir čionais, kaip mėgsta žmonės, apžergia juostą važiuoti. Tai ir, o iš tos pusės parvažiuojant ant posūkio iškart pasimatė, kad žmogus, apžergia juostą važiavo ir reikėjo sukti šoną. Jūs užvažiavot ant kelkraščio, sumėtė ir tada, o koks greitis maždaug buvo? Aš tikiu, kad nelabai žiūrėjot, bet... Ne, aš už vairo buvau, aš sėdėjau šalia, į spidometrą tai nežiūrėjau. Na, šiame kelyje tokių džekių važinėjančių kelio vidurių pasitaiko dažnai. Mažeikiškis Volvo vairuotojas turbūt nežinojo šio kelio ypatumų, tik prasidėjo kelionė ir šėtau, teko tūpti į medį. Parvažiavom šiandien iš Mažeikių, mes atvažiavom į Vieną, pasiimti uogų, pasiskynė viską, sak važiuojam dabar. Važiuos namo, aha. Palangą važiuojam, sakė, važiuojam namo. Į čia išvažiavo, tik tai skambin mums tavo. Tu kiek čia kilometrų nuvažiavo tik tai? Nes čia jau tiltas, ne? Tiltas, tuoj mūsų ten, prieš pat malūnus mūsų prasidėjo. Kelias čia siaurokas, vingiuotas, o kiti tvirčiau jaučiasi važiuodami kelio viduriu. Taip saugiau. Saugi ir švediška mašina. Stipriai pilta į medį, o salonas beveik nepažeistas. Avarija kažkam pasirodė labai baisi, tai iškvietė papildomas ugniagesių gelbėtojų pajėgas. Bet jų čia neprireikė. Čia nebuvo prispaustų žmonių. To drėgno sekmadienio pavakarę magistralėje netarnybos metu su automobiliu važiavęs policijos pareigūnas iš Klaipėdos pastebėjo keistai ir kreivai važiuojantį automobilį BMW, kurio vairuotojas buvo užsikniaubęs ant vairo ir važiavo 20 km/h greičiu. Pareigūnas susisiekė su kolegomis Gargžduose ir kad neatsitiktų didesnė nelaimė, pats pabandė sustabdyti automobilį BMW. Tas sustojo ir vairuotojas šiek tiek pasipriešinęs netrukus buvo perduotas kolegoms atskodusiems iš Gargždų. BMW vairuotojas buvo tikrai girtas ir būtų gėręs dar. Štai vynas išgertas, tačiau dar yra alaus. Būtų gėręs garantuotai, bet kad tikrai buvo sustabdytas. Na darbo metu policijos pareigūnas. Iš Klaipėdos. Kadangi vos pavažiavo. Ai, netgi šitaip? Jo. Nu, todėl, kad jisai vos ir be pašneka dabar matau. Taip. Sustabdė, ištraukė raktelius. Jo. Girtumą atsisako ponas, pūstą atsisako. Ponas, nepūsit? Aišku, buvo pradėta sena dainelė, kad esame visi kartu tarnavę Afganistane, bet juk tikri afgansai, ką prisidirbo, tą ir išsrėbė. Aš būk žmogus. Klausau jūsų. Afganistane tarnavau. Mes kartu tarnavome Afganistane, aš jūsų neatsimenu, kelintų metų gimimo esate. Beveik, Afganistane tarnavau. Ai, beveik. Beveik nesiskaito. Aišku. Tai žadėjot pūsti alkutės ir pūsim. Afgansai neįsikalinėja, o paima ir papučia, tikri vyrai. Aš įpūsiu. Afgansai neįsikalinėja, aš jums taip galiu pasakyti. Jeigu jūs Afgansas, tai paimkit ir papūskit. Tai papūsiu. Tai papūskit. Duok čia. Pučiam. Nu tai va. Tada tikras Afgansas bus. Neįsikalinėja. Nesidergia. Nepajodžerga. Tikrai. 259. 259. Sunkus girtumo laipsnis. Galiausiai buvo supainioti vietovardžiai, nes Armėnija ar Kalnų Karabachas tai nėra Afganistanas. Atsiprašau, kurioje vietoje tarnavot? Galit pasakyti vietą? Vietovę, galit pasakyti? Город Карабах, aš buvau. Город Карабах? Карабах aš buvau, ne? Nu, supratau, tai čia nėra Afganistanas, ponas, patikėkit. Город Карабах yra... Čia yra ne Afganistanas.
Gorod Karabach. Bet paputėt kaip afgansas, garbingai, viskas tvarkoj. 2,59 promilės alkoholio, tai sunkus girtumo laipsnis, pilietis avarijos nepadarė, tad jo laukia bauda tik už vairavimą apsvaigus sunkiai. O ji yra 2 ar 3 tūkstančiai litų, atimant vairuotojo pažymėjimą 2 ar 3 metams. Arba pinigus galima atsidėti areštinėje per 10-20 parų. Tačiau vairuotojo pažymėjimas bus atimtas vis tiek tokiam pačiam laikui, 2-3 metams. Pranešimas skambėjo kraupiai, kad kelyje Klaipėda Plikiai po susidūrimo užsidegė. Kvaila stirna krito vietoje, o automobilio Audi gesinti atvažiavusi gaisrinį iš Plikių darbo neturėjo. Niekas čia nedegė. Medžiokliai buvot? Jo, nesėkmingai. Nesėkmingai? Vieną bėdama. O iš kur tas stirna iššoko? Iš tų, Šabakštynų. Iš šitą bet tai čia gyvenamas rajonas. O aš nežinau. Aha. O gyvenamas ar negyvenamas, bet jisai iššoko. Ir užsidegė mašina po to? Ar kas ten buvo? Parūko dūmai, kas ten žino, smarvė plastiko pasirodė. Aha. Dūmelis toks. Tai paskambinau 112 ir suvarė visas tarnybą. Supratau. Neskambėjo tai baisiai, kad susidūrė su žvėrimi mašina ir dega? Nu, tai ir degė, o tai smarvės plastiko dūmas, kas ten žino. Prieš laukinį gyvulį naktį vairuotojai yra bejėgiai, prieš instinktus ir kvailybę tu nieko nepadarysi. Dieną dar gali sureaguoti, bet ir tai pranešimų apie automobilių susidūrimus su gyvuliais šviesių paros metu yra apstu, o čia naktis ir netikėtas gyvio šuolis iš Šabakštyno. Juolab, jeigu mašina neapdrausta visapusiškų draudimų, tai pats ir lieki su savo bėda. Vieną dieną sugedo šviesoforo stojantis Liepų ir Artojų gatvių sankryžoje. Ir visiems tai taip patiko, kad jo nesiruošė remontuoti, nes jo neveikimas išblaškė transporto kamščius Liepų gatvėje, kurie susidarė dėl remontuojamos Joniškės gatvės. Tačiau ten, kur neveikia šviesoforai, ten netruks atsirasti vietos avarijai. Šį kartą čia susipolė Opelis iš šalutinio ir Peugeot važiavęs Liepų gatvė tiesiai. Автобус стоит, Да. мне дал дорогу. Я еду. И вдруг кто-то... А где автобус стоял? Вот здесь стоял. Вот. Здесь. Вот. Вот этим самым стоял. И я отсюда еду, он меня пропускает автобус. Да. Я еду, его выехал, и меня врезается. Но все равно вы виноваты. Ну, выходит, все же виноват. Kur tas autobusas stoja, sakykit? Ar dabar galiu pasakyti man atrodo, kad šiandien net to sakmas. Ką? Neapsiaustų. Nu, supratau, nesvarbu, bet jūs važiuojat pagrindiniu keliu. Iš man tiesiai išlindo iš čia, iš pagrindinio kelių išlindo. Aš pravažiavau lygiai su autobusu, jis išnėjo. Svarstyk nesvarsęs, tačiau kas iš šalutinio kelio atvažiavo, tas kaltas amžinai. Ir nesvarbu, ar sustojo kas praleisti tavęs, ar dar koks kitą gestą draugišką parodė. Tačiau į visus tos gestus reikia reaguoti atsargiai, labai atsargiai, ypač tose vietose, kuriuose neveikia šviesoforas. Artėjo vakarinis, skubėjimo iš darbo namo metas. Po truputį pradėjo formuotis mašinų eilės, kurios peraugo į spūstis. Ir susidūręs vilkikas su mažesniu transportu užkišo Šilutės ir Baltijos prospekto žiedinę sankryžą. Menkas sukibimas mieste, o kokie kamščiai iki patiekų žiedo visose įmanomose eismo juostose. Greitai atidarys siekų žiedą, o štai dėl nerekonstruoto pagrindinio įvažiavimo į miestą striksime visi spūstyse. Pamatysite, tik kažkas susidūręs Baltijos ir Šilutės žiedė nesutiks dėl avarijos aplinkybių, tai to ir užteks, kad užtvertų kelius į miestą. Kitas siužetas ir bus apie tai, kai nesutinkama dėl avarijos aplinkybių. Magistralėje prie Vėžaičių už vilkiko važiuojančių pagrindinių kelių užkliuvo kabluko kabutėse priekis, neatsargiai iškištas iš šalutinio kelio. Sako, kad kablukas užkliuvo būdamas dar greitėjimo juostoje, kai vilkikas tuo metu rikiausi, kad nenublokštų kelininkų по darbу. Здесь ремонт был, фишки стояли вот так посреди полосы. Ага. А этот? А он уезжал. Вот с этой дороги, да? Вот где это тень, да? Да. Вы по главной ехали дорогой? Все понятно? Pagrindiniam kelyje jisai galėjo ir ten mestis į šoną, rikiotis, viską, supranti? Nu neturėtų, bet matai, kad buvo ten taisė tuo metu visus reikalus kažkokius, kažkas kažką dažė. Jo, bet suprantat, kelininkai, aš manyčiau, kad jie turėtų pastatyti vis tiek kažkokį ženklą, kad... Nu tai kad jisai pažinėjo tos ženklus, tas fiškės vadinamas. Man ženklą, kad persime, kad nebus jokios greitėjimo juostos, kad reikia sustabdyti visiškai viską. Nu, bet šiuo atveju, matai, kaip ten bebūtų, jisai kelių važiuoja pagrindiniu, jisai vadas yra, viskas. Na, pagrindinėme kelyje niekas nedraudžia nei rikiuotis, nei keisti važiavimo greičio ar krypties. Pagrindinėme kelyje esantis visada jausis viršesni už tos, kurie lenda į šalutinio kelio. Tuo metu pranešama, kad kelyje į Girulius susidūrė motoroleris ir automobilis Volkswagen Golf su vokiškais valstybiniais numeriais. Savo veiksmų motorolerio vairuotojas nekomentavo, na, mums ir nereikia, mums gražiai pakalbėjo Golfo vairuotoja. Kaip čia pakliuvote tokį incidentą dabar? Įsivaizduoju, per gyvenimą. Nuo pat kampo mes... Nuo pat sankryžos, taip.
Jie važiuoja per vidurį, aš signalinu, kad kontroleris, per vidurį. Bet jūs paskui važiavote, taip? Prašau? Paskui važiavote jį? Taip. Jis pasitraukė. Ponė Helga sako, kad jisai gana greitai važiuoja. Nelenk. Aš sakau, aš jam pasignalinsiu. Pasignalinau. Jis tada išvažiavo biškį daugiau per vidurį vėl. Aš jam vėl pasignalinau, jis pasitraukė. Tada aš duodu signalą ir lenkiu lėtai, aš 40. Žmonės iš paskos, yra liudininkai visi. Ir staiga jisai prieš nosį važiuoja. Aš jau kiek galėjau, stabdžiai, mašinas sveika, stipri. Išvažiuoti priešą? Man prieš nosį, aš jau staudžiu ant visų. Ir kiek galėjau, reikia, tai visą laimę, va tiek jisai pakliuvo man. Jisai man tiesiog pats. A tas jaunuolis kur vaikšto čia taip pavairavo? O kitas nubėgo. Kitas pabėgo, taip? Tai medikų nereikėjo? Niekam nereikėjo medikų. Motorolerio keleivis pabėgo į mišką, tai toks jis ir keleivis, toks ir draugas, draugą nelaimėje palikęs. Kita vertus, anokia čia nelaimė, jeigu viskas baigėsi eismo įvykių deklaracijų pildymu. Netrukus šios transporto priemonės iš mūsų kelių ir gatvių dings. Ateina žiema ir vairuotojai pradėjo pūsti žeminės promilių normas. Viena lietinga popietė buvo gautas pranešimas, kad po 2 uostamiesčio mokyklų kiemus blaškėsi automobilis Mazda, kol nesukėlė avarijos. Kai atvyko pareigūnai, keleivis buvo lūžęs, tik neaišku nuo ko, nuo išgerto alkoholio kiekio ar nuo avarijos, o vairuotojas buvo agresyvus. Tu nėra man prieš kamerą sėdėti. Nesėdėti, pasakyk porą žodžių, kodėl taip vairavai. Išgėręs rašiau ir viskas, man. Ne, nu tai bet turbūt žinot, kad nelabai gerai važiuoti išgėręs, nes matot, ką pridirbu. A matėt, ką pridirbu? Ir dar mokyklos kieme. Gal nelabai gerai? Kaip sakėt? Gerai, dirb. 3 valandą dienos puseltos 2,72 promilės alkoholio verčia nusistebėti. Pagal šukės nustatyta, kad iš pradžių kliudytas automobilis stovės prie muzikos mokyklos, o išvažiuojant į gatvę pro gimnazijos kiemą trenktasi dar į golfo galą. Sakykite, kiek mašinų sudaužėte? Sakykite, prašau, kiek mašinų sudaužėt? Šitą vieną. Ne šitą vieną, ne. Šitą vieną į polį ir viską. Ne, sakytai, į golfą yra atsimušta ir dar vieną kažkokią atsimušė prie pat mokyklos. O kodėl pasirinkote aikštelę prie mokyklos gar? Gali pasakyti, Sigi? Kėrėm ir šiam. Taigi, nu, biščiai galėt rakinti, duokit, biščiai. Pai važiuojam komisariat, kad galėsite pasisiot. Aš jau nebeišėčiau, to ne. Pai komisariat, čia pat yra. Nu, tai čia nuo alaus tokio. Tai kad tokiais kiekiais alų geri, tai kur tu čia neiškesi? Kiek alaus išgėrė, sakytai? Kiek sakai? Pusės. Tai bus 272. 272. Gerai, Sigi, laikykis. Iki Žardės komisariato netoli yra. Laikykis. Mazdoje rastos 6 tuščios alaus butelių talpos po 2 litrus. Tai kaip čia dabar neužsimanysi į tualetą? Tik kad tas tualetas policijos komisariate. Mazdos vairuotojas yra prageręs vairuotojo pažymėjimą. Štai taip, toks jaunas, o jau prageręs svarbų dokumentą. Biografija kažkokia nešvanki ir nelabai graži. Sako, 17 puslapių prireikė pažeidimams atspausdinti. Dabar reklama, nes niekur tu nuo jos nepasislėpsi, o po reklamos toliau laidoje matysite mūsų pamėgtas rubrikas Nusikaltimas ir bausmė bei filmuoja reido reporteriai. Visa reklama, visi anonsai, o dabar jūsų pamėgtos rubrikos. Ši reido rubrika Nusikaltimas ir bausmė nėra reguliari, bet ji yra populiari, nes yra apie tai, ką mes padarėme ir kas mums už tai buvo. Taigi šių metų rugpjūčio 11 dieną Šilutės plente girtas vilkiko vairuotojas atsimušė į automobilio Volkswagen Polo galą. Prisiminkime šią istoriją. A jūs vilkiką vairavot? Negaliu patikėti. Girtas. Toks stabdymo kelias. Tai kokiu greičiu čia važiavot, ponas? Galit pasakyti, kokiu greičiu važiavot?
Gintarai paspys nedidelė. Vilkiko vairuotojas Antanas įpūtęs 1,46 promilės alkoholio nubaustas 4000 litų bauda, o vairuotojo pažymėjimas atimtas 3 metams. Rugpjūčio 18 dieną Naikupės gatvėje džipo vairuotojai atsitrenkė į šį automobilį Renault Megane ir iš įvykio vietos pabėgo. Viena moteriškė iš Renault dėl lengvų sužalojimų buvo išvežta į ligoninę, o džipas Jeep Grand Cherokee rastas netoliese prie vieno prekybos centro. Vairuotoja buvo girta. Labą dieną, ponia. Может, не надо снимать? Nu, извините. Не извиняюсь. Ir nors kaltę dėl vairavimo ir avarijos bandė prisimti nuo narkotikų apsvaigęs jaunuolis, tačiau surinkta medžiaga leido Klaipėdos apylinkės teismui šią moterį nubausti 4000 litų bauda, atimant vairuotojo pažymėjimą 3 metams. Tačiau kai nėra ką atimti, tai yra neturi vairuotojo pažymėjimo, tai piniginė išraiška pasidaro didesnė. Nekasdienis įvykis įvyko Liepos 16 dieną, kai automobilio Renault ekipažas atsitrenkė į ką tik jaunuolio nusipirktą Opel Zafira ir pabėgo prieš eismo magistrale. Aš važiavau antrą eismo juostą. Jis važiavo pirmą, lėčiau. Ir aš jau susigretinau vos ne su juo, jis prieš jį nebuvo jokios transporto priemonės, jokios, sakykime, mašinos nėra. Ir jis man paprasčiausiai užkišo ir o jis apsisuko ant vietos. Žodžiu, mes čia sustojom, čia yra tokia situacija, o jis atsistojo va taip. Nu, galu iš šitą pusę ir iššoko, tai aš iškart matau, kad jie abu girti buvo ir tarkimės, aš puoliau, nu žinau, kad reikia raktelius paimti ar kažką, bet nieko būdų nebebuvo tenais. Nu ir jie čia šlaistus, tai nieko neskambinkite, aš čia skambinu broliui, taigi skambinu 112, nusirašiau numerius ir apsisukau ir jau žiūriu, jau padangos, jau rūksais, jau važiuoju link ten, o vienas bėga, Klaipėdos kelių policijos kuopos pareigūnai netrukus Dauporose sulaikė bėglio mašiną. Kėdainiškis su draugu vykęs į Palangą niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo ir buvo girtas. Ne tu turėsi, aš turėsiu tą problemą. Kodėl jūs mane tuinat? Nu tai ką man sakyt? Jūs, mes esame inteligentiški žmonės, viens į kitą, jūs kreipiamės. Tik tai, kad jūs... Filmuok, nu kiek tu nori, filmuok. Nu, va. Nu, va. Seniai to laidoj bebuvo, žinokit. Oi, tu. Aš iš vis pirmą sykį teliką papulsiu. Dainavo 5, 16 krenta 2. Viskas? Ne viskas. Gal dar kokių ženklų? Galit parodyti, bet ne, surakintas esat, o už ką? Galiu. Gal norėt 500 litų kyšį dar duot? Jo. Jo. Bus bėdos. Erikai, man dabar neįdomu, ar tu girtas ar blaivas, kodėl tu prieš eismą važiavai? Koks jums skirtumas? Nu, užsimaniau gal prieš eismą, važiuot Anglijoje ir randos. Anglijoje randate? Taip. Gargždų teismas 24 metų Eriką nubaudė 4400 litų bauda. Prikrėtus tokių uždaigų galėjo ir mašiną konfiskuoti, bet nekonfiskavo. Turbūt pagalvota, kad pilietis pasitaisys. O čia gražuolė Olesė. Šių metų Liepos 10 dieną Palangos kelyje būdama girta ir nedorėdama vairuotojo pažymėjimo, na kaip jį pavairavo, lai papasakoja pati. Pradėjau štai nuo ten tos išsirikiavau į antrą juostą, nu štai, šitą paskutinį juostą. Nuo šito, nuo ten to pirmojo, to, kur yra, tas pradėjau lėtinti, kažkur slėtino maždaug 70. Čia pradėjau sukti ir stabdžiau, tikrai stabdžiau, bet nesupratau, dėl ko stabdžiai. Pradėjo draugas dar paskui prasibudo, kai mes jau buvome puolę. Sakti, paspausti stabdžiau, aš jau buvau iki dugno suspaudžiusi ir nesuprantu, dėl ko nesustoju. 19-metė Olesė nubausta 5000 litų bauda. Mergina skuodė yra bausta už tai, kad gėrė alų su nepilnamečiais. Taip pat žinoma vietos policija, kai pateikusi vairuotojo pažymėjimą, kur vietoje jos nuotraukos puikavosi beždžionės atvaizdas. O dabar mūsų reporterių darbeliai. Priekulyje neblaivus pilietis su mašina truputį kliudė kitą mašiną ir bėgo laukais, bet buvo sugautas ir palaukta, kol atvažiuos policija. O jie atvažiavo su alkotesteriu. Ну давай, пучок. Не, ну... Тему пусть, кол я не вожусь и Гаргždus. Ну не могу я рассказывать. Tądien pilietis atsisakė pusį į alkotesterį. Tai kodėl mes tai rodome? O todėl, kad gali maivytis, diskutuoti, ginčytis ir galiausiai nepūsti. Ir toks teismas yra prilyginamas sunkiam girtumo laipsniui su iš to išplaukiančiamis pasekmėmis. 4000 litų bauda ir vairuotojo pažymėjimo atimimas iki 5 metų. O šio žmogaus reidas buvo nutaręs nerodyti niekada, bet jeigu tu valiojas viduryje gatvės, tai jau yra reido reikalas. Ir esi reido klientas. Reikjavico gatvė, gražus rugpjūčio rytas. 5:30. Poras Osambikas, porą žodžių mūsų televizijai. Ostapenko. Apie ką mes kalbame? O apie tą, kad ačiū Dievui, tądien policijoje nebuvo užregistruotas pranešimas apie pervažiuotą žmogų Eugenijų, gulėjusi vidury gatvės. Piliečiui Eugenijui nekartą baustam už pasirodymą viešoje vietoje labai nedaug trūko, kad atsirastų namuose. Lūžo prie pačių, bet viduryje gatvės. Tai
Taip mes prisikasime iki rubrikos Nufilmuok ir atsiųsk reidui, arba kitaip filmuoja reido reporteriai. Štai visureigis Honda CR-V. Jekužiedė net 3 kartus kerta ištisinę liniją. Na, mes žinome, kad tos linijos bet kam nubraižytos, bet tik ne visureigiams. Šios vaizdo medžiagos autorius tuo pačiu važiavimu dar nufilmavo itin drąsų ir labai mandrą išvažiavimą iš apsisukimo vietos Šilutės plente. Taip pat Giedrius fiksuoja pažeidimą, kaip nereikia sukti į kairę Minijos ir Nakupės gatvių sankryžoje. Čia kairėn sukti galima tik užsidegus žalios spalvos rodiklį, o ne prieš nosį kitiems. O čia reido reporteris pagrebė filmuojantį telefoną, pamatęs, kaip varo pilietis prieš eismą Taikos prospekte, kur taip neturėtų būti. Varė pilietis atkakliai, tačiau pamatęs, kad kažkas netaip sustojo, palaukė, kol srautas pravažiuos, tada pasuko link Minijos gatvės. Pasitaiko piliečiams šioje vietoje kartais pavaryti prieš eismą. Pasitaiko. O čia reido reporteris Vitalijus fiksuoja, kaip dviračių takų Debreceno gatvėje atvažiuoja motoroleris. Vitalijus toje pačioje Debreceno gatvėje fiksuoja blogą pavyzdį, kai prieš mokomojo automobilio nosį pilietis užlenda nerodydamas posūkio. Ir dar apie posūkius. Jeigu pilietis važiuojantis priekyje rodo posūkį į kairę, tai dar nereiškia, kad jis nepasuks į dešinę. Na o čia pagrindiniai miesto vartai. Vartai į Klaipėdą. Atkreipkite dėmesį į šį juodos spalvos automobilį Audi. Netrukus pamatysite pažeidimą, už kurį yra kviečiame pas komisarą pokalbiui, rimtam pokalbiui. Ir sugalvoktų man taip. Mūsų adresas reidas 2002@gmail.com. O Facebook'e mus tinkinkite, tai yra spauskite patinka arba nepatinka ištisą parą. Reidas TV jūsų paslaugoms. Ačiū, mėlyjei. Viliuosi pasimatysime kitą antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Būkite aplankyti. Sudie. Yeah.